Turbūt bus video pradžia. Sveiki, seniai nesimatėm. Spėkit, kur aš važiuoju, su kuo aš važiuoju ir ką čia darysiu. Taip, važiuoju su Quinkiu, važiuoju į garažą, važiuoju į Smartą, kaip jau pagal pavadinimą turbūt turėjot suprasti. Ir garažė jau yra žvaigždutė, kurią gavau. Žvaigždutę didelę turim, netgi turim porą variantų. Žiūrėsim, ką čia pritaikyt. Dabar Liepos 13. Oras geras. Puikiai proga turbūt būtų ne pradėti, o tęsti projektą, todėl kad jau tiek nukeliavom ir tokioje vietoje sustojom, todėl kad strigo žvaigždutės pristatymas iš Lenkijos, bet va, po pusantro mėnesio ar kiek čia praėjo, pagaliau turiu žvaigždutę ir galim tęsti darbus. Tai dabar neturėjau su kuo važiuoti iki garažo, paėmiau pirdą, paėmiau įrankius, pasėdinę bulgarkę, nupjaunam seną grandinę, dedamės ant lempų. Suklydau, kas čia nutiko. Kas buvo išlėkėt kažką? Aš važiavau namo ir aš jau iškėčiau greitai. Jūs jau gulėjai? Jo. Net važiuoju greitai. Žodžiu, važiuoju, žiūriu, žmogus guli ant žemės, paspirtukas valiojasi ir vaikai jau iškvietė greitai, susitrenkė galvą turbūt, nežinau, kad čia buvo. Žodžiu, važiavo greitoji, viskas bus gerai. O dabar į garažą prie Smartą. Labas rytas. Ką čia turim? Smardzukis su maža žvaigždutė ir šiek tiek didesnė žvaigždutė ir dar šiek tiek didesnė žvaigždutė. Originaliai yra kem 2 dantų, kažkur tokia turbūt. Čia yra šiam 5 dantis, čia yra 70 dantų. Kurią dėti? Nežinau. Žiūrėsim, kuri tiks geriau, kurią pritaikysim geriau. Žodžiu, kažkurią dėsim, bandysim. Antras test drive'as bus, pažiūrėsim, kaip važiuos. Galimai jau šitoj serijai. Šiandien aš tiesiog turiu valandėlę kokią laisvą, tai tiek laiko ir skirsiu. Truputį pasivartysiu čia, pasivoliosiu, pabandysiu ištraukti pusašius, nuimti reduktorių, persukti žvaigždutę ir, kaip ir sakiau, šitą grandinę reikia pjauti lauk. Nes kažkur turiu naują, tuoj surasiu. Ar aš ją turiu ir kur aš ją turiu. Nu ir nežinau. Žodžiu. Tikrai turėjau, ar dabar susimašiau, ar čia ir yra nauja grandinė. Ne, čia sena galimai. Atrodo, jinai labai nauja. Tai visiškai nauja buvo. Ir aš ją tikrai kažkur pasidėjau. Naują grandinę surandu. Ir tada tik tai pjaunu šitą. Bet kuriuo atveju, jeigu ką, pirksiu kitą, šitą reikia pjauti. Pažaidžiau. Reduktorius nukrito ant žemės. Dabar pastebėjau, kad neturiu čia dankratą, reikia važiuoti ir atsivežti dankratą. Ir tada pasikelt, išmušti pusašius, išsiimti visą šitą pagamintą reduktorių, pakeisti žvaigždutę ir galima bus statyti atgal į vietą. Nulupau reduktorių, jis atrodo daugmaž taip. Dabar bandysiu atsiminti, kaip čia viskas vyksta, kad atsukti žvaigždutę. Iš tos pusės turbūt atsisuks šitie varžteliai ir išsiskirs į 2 dalis. Ir tada nusisuksiu žvaigždutę. Nu ką, nuėmiau žvaigždutę, vaizdas toks. Šitą stovėjo žvaigždutė, tokia va dabar užsakyta. Šitos pažiūrėjau ant grandinės, netinka dantukas. Čia 530, čia kažkoks mažesnis, netitinka. Tai šis atkrenta variantas ir lieka tokia. Nu, bet kad suprastumėt ant va tiek, va, ant 7 cm, jeigu neklystu, skaičiavau, dabar pažemės į, tai jeigu žodžiu buvo 15 cm nuo žemės iki žvaigždutės, tai dabar liks 6 ar 7 cm mažiau.
6 lyg, tai žodžiu 9 cm būtų nuo žemės, o ne 15 jau grandinė. Tai kaip ir rizikanas, nes gazą spaudžiant automobilis sėsta ir ten sumažės tas atstumas. Tai dabar truputį pasimetęs, nu bet yra išeitis, galima reduktorių sukelt vėliau. Bet kol kas reikia uždėti, pasimatuot, pasibandyti, pasižiūrėti įdomu, kaip čia atrodytų ir kaip ant kiek žemai gautųsi ir šiaip kaip važiuotų. Kas esminis dalykas, man įdomu, kaip važiuos. Ar bus iš vietos įmanoma išvažiuoti ar ne, nes dabar kol kas, kaip matėt, buvo nesąmonė. Kur jau tokioje stadijoje esu, turiu meni, kad neatsigulęs, o kad žvaigždutė dedasi. Ir dydis jau, koksai didžiulis. Bet viskas čia bus gerai. Jeigu, ką sakau, sukelsim visą tvirtinimą reduktoriaus ir svarbu tiktų perdavimas. Tai nelabai vienam patogu, sunku čia uždėti, atvažiuokit kažkas į pagalbą, manau. Nes reikia dar vieno dankrato. Ten turi ratas suktis, kažką reikia ten pakišti. Ir čia su dankratu kelsiu ir bandysiu pagauti varžtus. Arba toj viską mesiu, varysiu iš čia ir rytoj užbaigsiu. Ką, sekantį dieną nuodėga nelabai gera, todėl kad kaip ir žvaigždutė vietai, jinai žemai. Žvaigždutė vietai, bet grandinė gaunasi dabar arba per ilga, arba per trumpa. Taip. Oi, pamečiau, bet žodžiu. Va tas vaizdas. Toks va tas atstumas. Neužtenka. O jeigu dadedu va šitos, kur ką tik nuėmiau porą dantų, nes kas porą dantų reikia daryti. Tada gaunasi per ilga. Tai arba per ilga žvaigždutė grandinė, arba per trumpa. Jeigu per trumpą negaliu sunert. Jeigu per ilgą, reikia vėl dėti tą įtempėją. Bet kaip čia įdėta įtempėją, nelabai supranta. Nes čia gausis ta grandinė eis taip, išlenkti ir va taip. Neatrodo labai teisingai. Ką daryti? Vėl jau šiandien turėjo važiuoti, dabar tokia nesąmonė nutiko, kad reikės turbūt išsimiegoti, apmastyti ir rytoj kažką sugalvojus padaryti ir rytoj būtinai reikia pravažiuoti su juo, pabandyti, kas čia bus to perdavimo. Žvaigždutė kaip ratas, galinis. Tai turėtų būti perdavimas jau tikrai geresnis. Tai žodžiu, 3 diena čia turbūt, kai ateinu prie šitą smartą, bandyti kažką padaryti. Ir ką padariau? Čia atsidaro. Va taip. Viskas sudėta, labiausiai neramina tas, kad grandinė kaip veikia. Atgal, pirmyn. Atgal. Žodžiu, įtempėja, kaip ir matosi, trūksta. Bet įtempėja. Nuvažiuosiu iki draugo, gal kad padėtų man privirinti kažkaip tai. Čia guli tas senasis. Iš žvaigždutės kito dar nepasigaminau. Vasara, nelabai yra laiko. Bet noro yra visai jau pralėkti. Tai bandysiu važiuoti taip kaip yra. Uždėti naują žvaigždutę, grandinę. Reikia bandyti. Ką žinau, jeigu pavyks vienam čia suvirinti iš to reduktorių mano išsistumti į lauką, tai tada išsistumęs bandysiu išvažiuoti iš vietos. Ir jau kažkas galimai paaiškės. Ar perdavimas tinka, ar ne. Tai likite eteryje, tai bus. Martas po poros mėnesių vėl lauke. Bandysim su šitą pintiniu pajudėti į priekį. Žiūrėsim. Jau laukiu, nekantrauju, kada bus galima čia pagaliau kažkokius kilimukus dėti, vidų tvarkyti. Bet manau, ne viskas dar taip greitai. Tai žodžiu, bandau kurti. Pažiūrėsim, kaip seksis išvažiuoti iš vietos. Ir ar iš vis išvažiuosiu. Pamiršau, kaip čia viskas vyksta. Pasigaminau paskutinį kartą prieš pastatant, bet nelabai pamenu. Kiek pamenu, uždėta puma. Ventiliatorius iš karto veikia. Šitą reiks padaryti per elitę ir jungiklį. Shifteriuką pasidariau tokį, kad patogiau junginėti nuimamą laikinai. Vėliau pasidarysim gražų. Oho, dabar va, degimą pasidariau čia. Turėtų būti taip. Jo. Garsai jau yra ir starteris kol kas čia. Gal pašildyti reikia po pertraukėlės?
22 rodo temperatūra variklio, 23 šyla greitai. Jau buvau pamiršęs tą garsą jausmą, kai čia už nugaros tas variklis šildys mane. Reikia greičiau gamintis apsaugas. Slintuvas prisuktas. Dirba gražiai. Kūro rodo, kad trūksta, bet kūras čia dar nepajungtas, o bake atrodo yra įpilta. Draudimas dar nežinau, ar yra. Nu tuoj, žodžiu, viską sužinosim. Įsidedam visus daiktus kažkur ir bandysim pajudėti. O ką? Pabandyti reikia. Pasankelų sunkiai. Oi, kaip garsiai. Dar vis užgesiau. Gerai, gal ir nebus taip paprasta. Bet vis tiek bandom. Gal iš karto prisitekt? Ne, pirmą pabandom. Ta bėgi kaip kala. Važiuoju pirmų bėgių, tik ta grandinė belenkaip tampasi. Pirmas bėgis, žiauriai lėtai važiuoju. Eik savo. Grandinę gali numesti. Ar į žemę gali kliūti? Geriau sustot patikrint. Laisvą iššoviau. Diliam realiai visų mano svorių gali kliūti ir į žemę. Kaip čia parodyti tą atstumą. Nu, žodžiu, bandau lėtai važiuoti ir pastebėti dar kas čia vyksta. Bet perdavimas labai jau geras. Jau matau, kad čia kažkas pavyks, tik reikia truputį kantrybės. Pirmas bėgis, bam. Ne, visai gazo nedaviau, be gazo dar išvažiuoti sunku, bet įmanoma net be gazo išvažiuoti. Skubėjau aš čia važiuoti. Žodžiu, stoviu šone kelią. Aušinti reikia ir mašiną. Nu, aušinti turėjom, kad viduje nuo išmetimo kolikų labai karšta. Nu ir grandinė prašokinėja, ko aš tikėjausi bei tempėjo. Ypač į kalną važiuojant apkrovos gauna ir pradeda prašokinėti grandinę. Tai reikia kviesti dabar kažką pagalbą, turbūt nutemti iki garažo, prisivirintą į tempėją ir bandyti dar kartą. Bet iš vietos išvažiuoti labai lengva ir realu. Dabar įdomu, kokie bus greičiai pirmo, antrų, trečių bėgių. Reikia greičiau vyrinti ir kol dar šviesų geras oras prasilėk. Vargais negalais pasiekiau kitą garažą, kur yra suvirinimo aparatas. Tai dabar smulkmenėlį, kad virinti nemoku, reikia surast, kas suvirins normaliai, tvarkingiau. Aš galiu prikapsėti, bet nesąmonė bus turbūt. Tai susivirinti ir bandyti dar kartą reiktų. Šiaip smagu. Važiuoja, perdavimas. Galimai netgi gali būti mažesnės užtektų žvaigždutės. Gal per didelė. Perdavimas galimai net per trumpas kažkiek. Nu, bet čia tą išsiaiškinsim nesunkiai. Suvirinam ir grįžtam.
Kažkas sulūžo, kažkas išlindo. Galimai vienas variantas prasisuko šitą vietą. Nu, tai reikia vėl Pusryšis. tau bandyti važiuoti, Jo. žiūrėti, kas čia daras. Mačiau, manau, suksis, Jo. pafilmuoto čia. Matysis, kam čia ragas. O užveržinėjau tai ilgai. Ką užveržinė ilgai? Ta mova, Ai, supratau. jinai užsiveržė. Nu. Tai yra variantas ją apvirinti. Nu, tipo, bet dar gaila buvo ašis. Nu, ir ašį gadini ir paskui vdruk čia vėl Taip. gemaras. Gal ir niekas dar nelūžo? Važiuoju. Nu, O, tai taip žiauriai staigiai viskas suju, dažnai nėra to, Na, kad biškį gali pabandyti. Tiesiog gal užgisai ir, nu, Ne, bet kažkas trakštelė ir, kažkas, dar kartelį. nu, pabandyk, nes nu nieko. Kad... Niekur nevažiuok. Pusę šiaip tą. Galiu išgesint. Ilgai atlaikė. Jo, išsimaskatavo. Tai va, kaip turbūt matėt, turim pirmą sulūžimą. Ir kai ir darėm statymas, kas pirmą lūš, aš galvojau sankabą, bet dėja sankabą laiko, su tokiu perdavimu suko tikrai lengvai ratus, kiek bent jau pajaučiau. Bet nusuko ir pusėšį, tai va šitas pusėšiukas šitą vietai atsisakė. Dabar tas pusėšis lūžęs. Nu, dar vieną šansą duosim, dar nupirksim vieną pusėšį. Pabandysim, ar čia padės tas ar nepadės pusėšio keitimas, bet manau, kad laužys tos pusėšius. Ir va čia vėl visa konstrukcija turės persitarinėti kažkaip, galvoti, kaip ten, kad laikytų tą vietą padaryti. Nes dabar su vienu pusėšiu apvažiavau ratuką. Nu jo, komforto nelabai daug, ypač dabar kai vienas ratas gaziuko duodu ir mane iškart iš šono meta. Reikia pusėšio ir dar kartą kursim, bandysim dar kartą važiuoti. Ir čia žėjimas dabar atsirado nuo to įtempėję. Reikia įtempėję su žvaigždutė, tada bus gerai. Kai vat prieš tai važiavau, buvo be to įtempėjo, tai garso nebuvo, apart to, kad grandinė prašokinėja. O dabar įtempėję uždėjom metalinį, įtempėm stipriai, daug triukšmo skleidžia. Tai užsakau pusėšį, gausim pusėšį, testuosim vėl. O kol kas turbūt smartuką paliekam čia. Laikas varyti į garažą ir keisti šitą pusėšį, kuris lūžo. 7 eurai pusėšis RRR. Laikas bandyti pasikeisti. Pabandyti įvažiuoti į garažą, kad neįkristi į duobę. Nes labai siauras, sunku pataikyti. Nu ir bandysim keisti. Vasara labai tingisi, bet reikia. Smartukas jau ant keltuvo. Truputį mane erzina, nervina jisai. Jau norisi išvažiuoti. Vasara, geras oras. O jisai čia psichuoja su savo pusėšiu. Labai kvailai padariau, turbūt, kad nepadariau gero patogaus nuėmimo tam pusėšį. Dabar norint nuimti pusėšį, okei, tą varžtą atsuku, o čia turiu visą reduktorių paleisti žemyn, tai reiškia ir grandinę turiu paleisti. Tai žodžiu, bandysiu šiandien spėti, kiek turėsiu laiko, jeigu ne, bandysim rytoj užbaigti. Bet reikia išvažiuoti, jau laikas. Bent jau pažiūrėti, koksai wheel speedas, kiek pirmo, antrų, trečių bėgių, kokį greitį renka. Jau būtų aiškiau. Ir tada vėl bandymas būtų prasukti ratus. Galbūt šį kartą nesulaužytumėm pusėšio ar kažko. Visai greitai. Viskas čia jau gan greit pasileidžia, kai ant keltuvo nėra taip ir sudėtinga. 8 varžtai atsisuka, pasileidžia ir vienas pusėšio iš tos pusės. Bet, naujas pusėšis. Silpniausia vieta yra ties čia. Čia per šitą granatėlę, per šitas guolius sulaužo va šitą va skardelę. Dabar kai matau kokį jinai storumą ir kaip jinai silpna kokia, tai tikiu, kad šitas pusėšis antras daug nepavažiuos. Bet vis tiek, dedam, bandam, o gal viskas bus gerai. Viskas surinktas. Pusėšis kitas įdėtas. Smartukas vėl pasiruošęs kelioniai, bet nežinau, jau gal bus tamsoka. Jo, nelabai kai bus, turbūt reikia rytoj testuoti, bandyti, galbūt, o gal dar šiandien.
Ne, jau per vėlų. Rytoj bus šviesa, pabandom išvažiuoti. Pažiūrėsim, kaip seksis. Graži saulėta diena, laikas smartą pajudinti. Pasivaliau truputį panelę, dabar blizga viskas, čia gražu, tvarkinga. Ką aš čia dar pasidariau, tokią laikiną prikurkytę pasijungiau, kurią vėliau gražiai čia kažkur išsivesim, kai jau ir tumbleriai visi bus. Spidometrą pasistačiau, kad pamatyčiau, kiek pirmų antrų bėgių važiuojam. Degimą pasidariau, kad langą galėčiau atsidaryti, kad nebūtų taip karšta nuo išmetimo kolektoriaus už nugaros. Nu ir ką dar? Ir viskas, tuoj kursim, bandysim važiuoti kažkur iki vieno draugo, iki kito, bet gal per daug neprisisveikstam, pabandom bent išvažiuoti iš kiemo. Nes yra planas šiaip nuvažiuoti išplauti automobilį, jau kelintą kartą svajoju, planuoju, bet nedavažiuoju, tai va, jis dabar atrodo purvinas, nusiplauti, būtų visai faina. Bet gal pirmą pabandom pajudėti vėl iš vietos. Ir daug gazo nespausim, kad tik nesulaužyti pusę šio. Pirmą gražų pravažiavimą, kad sužinot, kiek pirmo antrų bėgių važiuoja trečio. Ir tada jau galėsim, jeigu bus nuotaika, pabandyti palaužyti vėl, pažiūrėti ar lūš ar nelūš. Bijau, kad kai sulūš, truputį prarasiu vėl motivaciją kažką daryti toliau. Nes ten jau perdarimai rimti seka, jeigu sulūžta. Ką, bandom. Nauja pradžia. Aš jau užsivedęs. Rydą turim, greitį turim, apsukas pavaras turim, varikliukas dirba, klaidos nėra, jungiam pirmą bėgį. Gulintis. Nekliuvo. Nebuvo kam pafilmuoti, nebuvo kur padėti kameras labai, paskubėjau važiuoju, pirmų bėgių pasiekiau 65 gal kažkur, atleidau gazą, išspaudžiau sankabą ir kažkas tai pasitaškė. Dabar bus laikas lipti, pažiūrėti, kas čia nutiko, įtariu kažką negero. Kažkas ten labai sulūžo. Žodžiu, antras išvažiavimas vėl nesėkmingas. Karšta viduj. Tai žodžiu, išlipau iš mašinos. Nu jau per vidurėlį mačiau, kad ten va kažkokia detalė voliojasi. Kažkas iškrito, nieko gero. O dabar atsidaręs bus labai liūdnas, spėju. Jo, blogai privyrintas buvo. Tempėjas. Praradom tempėją, kuris buvo čia. Labai silpnai buvo prikabintas tik pabandymui. Taip normaliai jo ir neprivyrinam. Tai vat jis nuskrido, aušinimo nepažeidė, kiek matau. Einam jį susirast. Pažiūrėsim, kas jam nutiko. O gal dar kažkokias detalės ten pasibarstė. Gerai, viskas nukrenta ant žemės. Žodžiu. Oi, dar čia laukia ilgai istorijas tos Martų, kol važiuos normaliai. Štai. Karšta, nekaršta. Nekaršta. Va, tai buvo privyrintas, tai ko tikėtis, kad jis nenuskris. Ei. Gerai, bandysiu kažkaip tai davažiuoti turbūt atsargiai. Ir ką, reiks prisivyrinti turbūt šitą. Nu va, šitas išvažiavimas truko jau kažkur 10 km pravažiavau, neskubant, iki 4 bėgio sujungiau. Kol kas dar rekordas 70 km per valandą, renka greit, renka daug. Bet tiesiog tie garsai visi, kaip ir minėjau, kad įtempėjas dar toksai, o ne žvaigždutė, daug triukšmo kelia. Yra kažkoks tai garsas, nesuprantu iš kur, gal vat parodysiu. Yra. Tada jis, iš kur tas garsas, nesuprantu. Tai jis kai važiuoja nelabai girdisi, bet bendrai visuma garsų labai daug susideda.
Bet šiaip važiuoja gerai, norėtųsi sankabą susitvarkyti, nes kaip ir minėjau, sunkiai pasispaudžia pedalas. Aha, nes čia viskas taip padaryta kol kas ant plauko. Tada šitas nukrenta, nervina, dabar prisirišiu jį, kad nenukrentinėtų. Ir gal išlėksiu dar kartą, nežinau, ar verta šiandien bandyti burnauti ar kažką tokio padeginimo padangų. Taip gaila būtų sulaužyti. Dabar smagu važiuoja, pristvirtinu tą vietą ir pagalvosiu, ką čia daryti. Reikia atsigerti labai karštą. Reikia ne tik, jau daug visko prisikabinau, ne, yra tiesas spidometras veikia ir šitas, reiškia, ABS daviklį pajungiau. Ir šitas spidometras rodo, originalus. O dabar galvoju, kūrą, ką jisai man rodė. Reikia pajungti, pažiūrėti. Bet kūrą aš nepajungęs turbūt. Jo, mirksi va taip va. Temperatūrą iš čia matau, bet norėčiau čia kūrą matyti. Bet čia nepajungęs. Žinau netgi, kur jie eina, tie laidai. Reiks nuo ten pasijungti kažkaip. Norėtųsi kūrą matyti. Ir dar temperatūrą. Norėtųsi matyti, kiek salone temperatūros būtų visai smagu. Šitą daviklį reiktų išsivesti, kuris rodo temperatūrą, kiek salone temperatūros nuo šito variklio. Nes kolektoriai šalia rankos. Tai tikrai žiauriai karšta. Tai kol kas įspūdžiai tokie. Vieną langą reiktų susitvarkyti, kad atsidarytų, nes kol kas tik vienas atsidaro, su vienu labai karštai. Trūksta tos skersvėjo, kad išpūstų. Nors aišku ten skylė. Daug bėdų. Bet važiuoja. Dabar norėtųsi dar kažkur pafilmuoti, kaip čia jisai išvažiuoja. Reikia dar kažką susirasti kolegą, kas padėtų pafilmuoti. Bet šiaip principė jau man patinka tas, kas vyksta. Pusė šis kol kas laiko, jau gerai. Man atrodo, atėjo laikas įkelt vaizdo įrašą. Tai kaip ir video turbūt pabaiga. Prašau palaikinam, pasubscribinam kanalą, neužmygdom jo pilnai. Ir autogydė dar visų mano nuolaidos kodu ir InvestDrift yra nuolaida. Kartais 25%, kartais 45%. Tai būtinai pasinaudokite, jeigu kelit skelbimą. O jeigu ne, tai galit parašyti man į Instagramą, Facebooką arba bet kur ir pasiūlyti automobilį, gal ir aš nupirksiu jį. Ačiū, kad žiūrėjot, laukite tęsinio, su Smartu dar nebaigiam. Čia dar tik pradžia.